Ji Islandijos parlamento narė, ji taip pat yra savo partijos pirmininkė, ji yra pasižymėjusi antikaro aktyvistė, ji apkeliavo visą pasaulį kovodama prieš tironiją. Jos biografija labai ilga. Jos vardas Brigita Jones-Dottir. Ir mums labai didelė garbė, kad ji prisijungė prie mūsų per video Skype programą iš Islandijos sostinės. Ji praleis su mumis 52 minutės ir mes labai dėkingi, kad ji sutiko dalyvauti, esant jos labai griežtai darbotvarkiai. Mes pranešime jums partijos interneto puslapio adresą ir daug kitos informacijos. Štai yra London Guardian laikraštis. Islandija ką tik išsiaiškino, kad Didžioji Britanija prieš ją pradėjo taikyti antiteroristinius įstatymus. Iš esmės jie vardino Islandiją kaip teroristinę valstybę, pavogusią pinigus iš bankų sąskaitų. Jie nori, kad šalis išmokėtų privačias skolas už kredito derivatyvus Goldmanui Sachsui, JP Morganui, Anglijos bankui ir kitiems. Ir šią šalį lygiai taip pat kaip kitas trečiojo pasaulio šalis mėgina perimti užsienio bankai. Taigi žmonės sako ne. Ir dabar bankai žengia žingsnį atgal, jie sako, kad gal mes turėjome kapitalą, apie kurį jums nesakėme, tad jūs mums neskolingi tiek daug. Visa tai yra išgalvota. Ir jei jie gali laimėti savo kovą ten, tai sukels domino efektą per visą Rytų Europą, Aziją, Lotynų Ameriką ir Jungtines valstijas. Ši skola yra sukurta apgaulės būdu. Mes taip pat turime banksterio Timo Gaidnerio demaskavimo atvejį ir vyksta atviros diskusijos apie tai, kad jis yra kaltinamas už apgaulę, kad jis savo ir kitiems ėmė bankininkų subsidijavimo pinigus ir kad papirkinėjo vyriausybę su tikslu pridengti nuo AIG. Taigi mes paprašysime juos pasisakyti apie banksterio demaskavimą. Bet mums labai didelė garbė turėti Brigitą Jones-Dottir čia su mumis. Labai ačiū, kad sutikote dalyvauti. Ačiū, kad pakvietėte. Tačiau turėčiau jūs pataisyti dėl bankų. Bankas, apie kurį turėjome šiandien kalbėti, tai buvo privatus bankas, kuris priklausė Islandijos. Bet jis buvo investavęs į derivatyvus. Taip, be abejo. Taigi mes iš esmės buvom apgauti, visa tauta buvo apgauta. Ir dalykas buvo tas, kad Britai ir Danai norėjo, kad mes mokėtume didžiulius procentus ir jie darytų pinigus iš mūsų, už pinigus, kurie niekad nepasiekė Islandijos. Ir daugelis Islandų niekad nebuvo net girdėję apie tas sąskaitas iki tol, kol viskas nesugriuvo. Ir tada jie prieš mus panaudoja antiteroristinį įstatymą kaip ant kokių laboratorinių žiurkių, kadangi prieš tai jie dar nebuvo bandę panaudoti to konkretaus antiterorizmo įstatymo. Ir vietoj to, kad pritaikytų šį įstatymą privačiam Islandijos bankui, jie pritaikė šį įstatymą Islandijai. Taigi faktiškai tuo metu, kai pradėjo griūti visa mūsų šalies sistema, tuo pat metu, kai pradėjo žlugti daugelis pasaulio didžiųjų bankų, jie pritaikė Islandijai šį antiteroristinį įstatymą ir mes jau buvome beveik ant ribos, kuomet Islandija galėjo likti net be maisto. Gerai, taigi pradėkite nuo pradžių, dėl žmonių, kurie nesupranta, kas vyksta ir kodėl visa tai taip svarbu globaliai. Kasgi atsitiko Islandijoje, visų įvykių grandinė ir kokią dabar kovą jūs ir visi kiti kovojate su bankiniu karteliu, paversdami savo šalį vasalę kovoje su ekonominės apgaulės užkariavimu. Na, viskas nutiko prieš kelis metus. Visi didieji bankai priklausė valstybei arba žmonėms. Ir tuo metu konservatorių partija valdė apie 18 metų. Ir per tą laiką jie praktiškai privatizavo viską, ką valdė žmonės, įskaitant ir bankus prieš kelis metus. Jie pardavė bankus santykinai pigiai draugams ir sąjungininkams. Per labai trumpą laiką jie panaikino visus įstatymus draudžiančius jiems greitai plėstis ir augti ir jie tapo 5 kartus didesni nei metinis nacionalinis BVP. Taigi, kai jie bankrutavo, jūs galite įsivaizduoti, koks didelis tai buvo smūgis tautai. Dabar šiandien jau beveik metus laiko Islandijos žmonės protestuoja ir užima valstybinius pastatus ir sako ne. Ir netrukus įvyks svarbiausias Islandijos žmonių balsavimas, kuris parodys, ar jūs kapituliuosite prieš šią apgaulę. Ar galite mums apie tai papasakoti? Taip, kažkur tuo metu, kai žinote, bankai ir sistema ėmė griūti, prasidėjo protestai. Žmonės buvo iš tikro šokiruoti, nes jie buvo apgauti. Mes norėjome išmesti vyriausybę iš jų kabinetų, kas pagal įstatymus buvo neįmanoma. Mes turėjome švelnią revoliuciją išvarydami valdžią. Ir tada mes gavome naują valdžią ir atrodo, ji yra tokia pati kaip ir senoji dėja, su visais savo slaptumais ir nuolankumu tarptautiniam valiutos fondui. Ir man tikrai atrodo, kad mums reikia plano B, kaip jį atsikratyti.
Ir nesenai kilo nauja nepasitenkinimo banga, kuri vis didėja ir didėja, nes žmonės yra labai nepatenkinti tuo, kaip naujoji valdžia tvarkosi su esama situacija, nors tai ir pirmoji kairioji valdžia per visą Islandijos istoriją. Nes tu negali vesti kairios politikos, kai TVF kontroliuoja valstybės biudžetą. Ir aš patekau į parlamentą. Aš pirmą kartą patekau į parlamentą, nors širdie nesu politikė. Ir šiuo metu mes susikūrėme visi iš skirtingų šaknų, kurios išdygo po viso griuvimo. Ir mes čia tęsame vos 8 savaitės, mes sudarome 7 procentų balsų skaičių ir mes neturim jokių pinigų, jokių turtingų žmonių užnugaryje, tik nenuilstamas pastangas paprastų žmonių, kurie nori sukurti tiltą tarp parlamento ir tautos. Taigi, kai mes patekome į parlamentą, Islandijos dilema nukrito tiesiai mums į glėbį. Ir mes išsiaiškinome, kad jie nori užkrauti šitą didžiulę bėdą žmonėms, kuomet parlamentarai net neperskaitė kontrakto tarp Islandijos su Danija ir Britanija. Taigi čia prasidėjo kova. Laimė informacija apie kontraktą nutekėjo ir tai mums buvo didelis palaiminimas, kad didžioji kontrakto dalis, kurią jie norėjo nuo mūsų ir nuo tautos paslėpti, nutekėjo tokius puslapius kaip Wikileaks ir Islandijos žiniasklaida. Tačiau mums pavyko pakeisti kontraktą šią vasarą. Ir tai buvo visiškai nauja ir unikalu visoms šalims, kurios kenčia nuo to, kad turi išleisti visą savo biudžetą, visą BVP tik tam, kad sumokėtų procentus. Taigi mes sugebėjome pakeisti įstatymą įrašydami ten, jog mes niekad neturėsime mokėti daugiau nei sugebame. Ir žinoma, Britams ir Danams tai nepatiko ir jie ėmė reikalauti, kad mes pakeistume Islandijos įstatymus taip, kad jiems jie būtų priimtini. Ir mūsų vyriausybė joms pakluso. Neįtikėtina. Jie netrukus prastūmė dar vieną įstatymą, kuris... iš esmės jiems reikėjo padaryti, kad dauguma tautos tam neprieštarautų. Ir jie tuo metu prastūmė tą įstatymą. Žinoma jėga. Ir mūsų tauta buvo parklupdyta ant kelių. Ir 23 procentai žmonių pasirašė peticiją, kurioje prašė Islandijos prezidento, kuris yra paskutinis žmogus, kuris pasirašo visus įstatymus, nepasirašyti šitą įstatymą ir leisti Islandijos žmonėms balsuoti už arba prieš. Taigi tai yra pirmas kartas Islandijos istorijoje, kai mes tapsime suverenia valstybė po to, kai mes išsilaisvinome iš Danijos kolonizmo 1944. Taigi tai tikrai istorinis įvykis ir aš tikiuosi, kad mes balsuosime prieš, sakydami ne iš drąsos, bet ne taip iš baimės, nes žinoma yra spaudimas. Ir dėl to Islandijos žmonėms yra labai svarbu jausti pasaulio žmonių palaikymą, kuriems jau nusibodo būti bankininkų vergais. Mes kalbame su Birgitta Jonsdottir, Islandijos parlamento nare. Ji taipogi yra savo naujai įkurtos partijos pirmininkė, kuri šiuo metu ten kyla su nauja jėga. Nes žmonės mato, kad jie yra už visuomenę ir prieš apgaulę. Populiacija yra netoli sukilimo. Mes rodėme šitos video, kur žmonės užima bankus ir valstybinius pastatus. Didžioji masė šeimos, vidutinė klasė, turtingi žmonės, darbininkai. Nes faktiškai šalis buvo planuotai sužlugdyti. Netgi maistas negalėjo patekti į šalį. Jie importuoja ir eksportuoja daug maisto, ten buvo tikras pragaras. Taigi pakalbėkim apie faktus. Kai kuriuose žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad bankai įvykdė 5 BVP dydžio kreditinių derivatyvų apgaulės. Kiti sakė, jog tai buvo 10 BVP dydžio. Jūs sakote 5 BVP. Ir tai yra tikra baudžiava, tai žmonių finansinis pavergimas. Ir tai, kad jie viską darė slaptai, lygiai taip pat, kaip pas mus bankininkai perėmė vyriausybę 2008 spalį. Ir tai buvo padaryta slaptai. Ir taip pat, kaip viskas kita yra daroma slapta šitų bankų, kurie suformuoja šešėlinę vyriausybę. Taigi ar galėtumėte pakalbėti apie tą sunkmečio tipą, kurį jūsų šalyje sukūrė ši situacija, ir apie slaptumą, į kurį tie žmonės bandė įsivelti, kad galėtų jūsų šalį priversti pasirašyti dar didesniai tironijai? Na, ką buvusi valdžia sugebėjo padaryti, tai sukurti įstatymus, padedančius bankams išlaikyti visišką slaptumą ilgalaikiam kišimuisi į šalies politiką.
Ir net jeigu dabar bankai, ypač tas bankas, kuris kontroliuoja Islandijos santaupų sąskaitas, būtų dabar perimtas vyriausybės, tai netgi parlamentarai ir net pats finansų ministras nėra matęs, kur randasi tos lėšos, kurios turėtų padengti Islandijos santaupas. Ir aš klausiau to nuo pat pirmos dienos, nuo praeitos vasaros, oficialiai ir neoficialiai. Ir tai yra Teisingumo taryba čia tiesiog atskira valstybė šioje valstybėje. Bet manau, žmonės jau yra pasirengę suvokti faktą, jog jie privalo pradėti reikalauti, kadangi iki šiol jie to nedarė. Ir aš manau, kad šis sunkmetis pagimdė vieną gerą dalyką. Nepaisant to, kad iš šalies pradeda išvykti daug žmonių, nors ir yra didelis protų nutekėjimas,